Sveiki, tai artėja antrosios varžybos šią savaitę, šį kartą prieš Milano Olimpiją. Taigi pirmas būstas priklauso Žalgiriui, Vandenis, Valdovas Saturnas. Pirmam būste neblogai, tiesiog žuvų paskutiniuose laipsniuose, tai šiek tiek lėtokas. Septintas būstas priklauso Milano Olimpijai, Liūtas, Valdovas Saulė. Ir Saulė čia yra 12 name, kas nėra jiem gerai ir be to jau Saulė yra Vandenyje, kas reiškia kritimą, tai iš esmės Saulė yra silpnesnė negu Saturnas. Mėnulis ir Fortūnos taškas yra pirmam būste, kas irgi pliusas Žalgiriui. Kaip ir viskas rodytų į Žalgirio pergalę, tik neraminantis faktas, kad Saulė yra einanti tiesiai ant pirmo namo kuspido, todėl tai iš dalies mane neramina, kad gali reikšti, kad Saulė vis dėlto užlips ant pirmo būsto ir tai reikš, kad jį kontroliuoja Žalgirio pergalę, bet nežinau, noriu tikėti, kad šiandien Žalgiris laimės, todėl renkuosi vis dėlto Žalgirio pergalę. Tikėkime, kad taip ir bus, kad pavyks iškovoti 2 pergalės šią savaitę, o kai bus, pamatysim šiandien vakare.